Okay, let's go. Pradžiai kanda. Na ir vasarėlę turim. Lietutis, buvo biški karšta, dabar jau kokia gera savaitėlė ar daugiau šalta. Žodžiu, atvažiavau į sklypą, kur planuojame rudenį statybas, tai dabar dirba meistrai, matuojasi pamatus. Ir kaip visada išlenda visokių niuansų, žodžiu, tai turim truputį netitikimą tarp altitudžių. Žodžiu, dabar sprendžiam, koks bus tas mūsų pamato aukštis. Tai jau matom, kad reikia kelti viršų. Ir dabar einam papasakosiu apie tipinę situaciją Lietuvoje, kur ko gero sutinkam kiekvienam projekte. Kai kaimynai savavališkai pradeda statyti atraminės sienelės be sutikimų, kasinėt šlaitus be sutikimų, žodžiu, tai va, mes dabar turim čia irgi tokią situaciją. Tai, žodžiu, čia mūsų numatomi pamatai. Tai pagal projektą turėtų būti minus 40, tai dabar 40 cm pakelta į viršų. Lietuva, tėvynė. Keis kepurę, geriau į Serbijos, bent būsi nugalėtojas. Žodžiu, Italijos irgi neblogai būtų. Kai Ukrainos irgi gerai būtų. Tai va, žodžiu, jau blogiau nebūtų. Šiaurės Korėja Tai va, tai dabar turim čia ribą. Ir čia yra, matot, nukastas ribos ženklis. Tai šitie kaimynai be sutikimo tiesiog įlindo su technika į šitą sklypą, nukasė gruntą, gruntą sudėjo į šitą pusę savavališkai, be atsiklausimų. Planuoja statyti sienelę be projekto, kur pagal įstatymą turėtų būti projektas, suderinimai, leidimai, nes atraminė sienelė yra kaip ir statinys. Jis turi turėti projektą, tai dažnai sutinkam tokių situacijų ir dabar vat, žmogus nori čia kažką daryti, nori galbūt tvarkytis reljefą ir mes turim tokią situaciją. Va mūsų, kaip matot, šis, sakykim, čia yra mūsų ribos ženklis, matot, kaip nukasta. Tai tokių situacijų sutinkam kiekvienam projekte, sakau, tai jeigu patys ruošiate statybą, irgi žinokit, kad mėgsta pas mumis taip daryti, arba nukasa, arba priverčia. Būna atvirkštinė situacija, jeigu jūsų sklypas yra žemiau, kaimynas nori susikelt, tai grunto priverčia pas jūs. Žodžiu, tai va tokia situacija. Tas sklypas irgi tokį turi perkritimą. Tai va ten dabar aukščiausia vieta ir toj aukščiausiai vietoj esam pakėlę jau 40 cm į viršų. Tai čia dabar jau yra numatomas rostverko aukštis, o ten matot irgi kaip išlindęs bus pamatas. Tai teks kažkaip su juodžemi dar prasilyginti. Numatomas dvi statybos, tai pradžiai šitą namą statysim, paskui statysim čia, bus antras namas. Tai su šito namo irgi bus niuansų, nes šita vieta, kur namo kampas tenais kaip toli, kaip matot, yra labai žemai. Teks ko gero irgi nemažai grunto susivežti. Neaišku, kaip čia bus, kaip ten nukasim augalinį sluoksnį, neaišku, kokiam gilį pasieksim molį. Žodžiu, viskas neužilgo išaiškės. Tai jau aš atvažiavau, pasivaikščiau, dabar mano šiandieną planas važiuoti susirinkti pastolius ir važiuoju į mūsų rekonstrukcijos projektuką, taip ilgai visų laukta. Pradėsim tenai griauti, jau vienas žmogeliukas tenai dirba, bet kaip mato, toks dangus. Kažkaip nelabai noris atidenginėti stogą. Tai pradėsim nuo tokių miniatiūrinių darbiukų, kažką atsargiai pakrapštinėdami, o jau kai biški oras atsigaus, tada griebsim pilna jėga, žodžiu, tai važiuoju. Na tai štai ir aš pagaliau prie namelio, žodžiu, tai planas dabar toks, daug neviniojant žodžiu į vatą, žodžiu, statom pastolius čia, nes norim pakilti viršų, nusardyti stogą.
Žodžiu, nuserdom stogą, išserdom sienas, nugriaunam visą tą priestatėlį. Tada užsidegėm stogą laikinai plėvelę, kad palikt per naktį, kad nesulydyt pastato, ir jau tada planuosim, ką daryti toliau. Ko gero atsardinėsim pirmą šitą stogo pusę. Čia, kaip sakiau, statysis ant esamos sienos dar tokia siena, keisis stogo kampas, darysis toks kaip švieslangis, papildomas, žodžiu, kambarys. Tai turėsim visą šitą šlaito pusę atsardyt. Tada spręsim, kaip užsiremti iš vidinės pusės stogą, kad stogas neįlinktų, nepasmuktų, nes kadangi išpjausim šitas gegnes, gali stogo centras pasislinkti į šitą pusę. Tai visus tos tokius niuansus apgalvosim, išsispręsim. Bet didžiausias niuansas kol kas yra dangus. Dangus niuansas. Tai va, kaip matot, tas priestatukas nėra didelis, bet esmė Mindaugas labai džiaugiasi. Žodžiu, varžtai susukti su plokštė susukta su varžtais ir visi varžtai užpakliuoti. Ir žodžiu, neišeina atsukt. Tai viską teks ardyti sunkiuoju būdu. Žodžiu, plėšit. Dar kartą užeikime į vidų. Muzikytė groja va viduj. Štai taip atrodo mūsų vidus. Tai va, jeigu blogi orai bus, tai biški turim ir vidinių darbų. Turim čia pasistatyti vidinės sienas. Turim pašalinti šitą perdangos siją. Čia turim įdėti skersinį ir ją išpjauti. Tai tokių va, visokių darbiukų turim. Gražių žiūrėti, kaip kiti dirba. Tai turim planą dabar pasistatyti pastolius. Statysim iš karto 2 aukštais, nes čia, kaip minėjau, statysis senelė. Ir norim pasistatyti arčiau sienos pastolius. Tai turim biškį atsigriauti stogo priekio, kad praeitų pastoliai palei sieną, kad nereiktų dirbti atsistojus toli nuo sienos. Na, o šiferio būklė tai, kaip matot, va, toks va, šiferis. Ir kas keisčiausia, kad stogas beveik neleido. Aišku, gal kažkiek papačiai skiedra prilaikydavo vandenį. Latakų valymo tarnyba. Ojei, smagi. Na, o aš dabar noriu susimatuoti šitos vonios patalpos, dušo patalpos, tualeto patalpos sienas, apatinio gulešinio perimetrus. Kaip visada, pirmą dieną ne iki galo pasiruošęs, tai turiu tokį biškį žaidimo. Bandau iš telefono nuskaityti informaciją. Aš turiu štai planą. Labiau mėgstu dirbti su popierinė versija. Na, žodžiu, susibraižiau sienas. Tai pasiruošiau rytojaus darbams. Iš tikrųjų, šiandien diena tokia kaip ir turinga, kaip ir ne. Geras daiktas tas, kad pasistatėm pastolius lauke. Tai kaip pirmai dienai neblogai, galima eit apžiūrėti, kaip čia mums viskas gavosi. Tai va, atsivežėm medieną, suorganizavom spalius, kad išvežtų. Sakė, atvažiuos šiandien, bet neatvažiavo, tai ko gero bus rytoj iš ryto. Tai va, kaip matot, stovi čia pastoliai, tada pastoliai stovi čia. Taip pat visas šlaitas paruoštas darbams. Šiferio būklę jau rodžiau. Žodžiu, tragiška. Pats neįsivaizduoju, kaip čia tas stogas dar neleido. Tikrai senas stogas, bet vat kažkokiu būdu sugebėjo visas gegnynas išlikti sausas. Mistiniu būdu. Tai vat tokia vonytė. Išplanavimas čia toks. Čia vat įsivinguriuos, išsiraitys laiptinė. Tokia L formos. Čia pradės lipti. Tada užsisuks, žodžiu, nulips tenais. Reikės pašalinti šitą balkį, bet jo šalinti negalim, kol nesam čia sutvirtinę šitos stogo gegnės, nes šita gegnė prilaiko valminę gegnę, o jinai yra atremta į mūsų šitą perdanginį brūsą, siją. Tai pirmą turim čia visur sustiprinti, padaryti krėslus,
ir tik tada jau šitą vietą pašalinsim. Persikrovinėjame medieną, nes norim į kiemą įsileisti konteinerį. Vis dar tebelaukiam spalių konteinerio. Žadėjo vakar atvažiuoti, atvažiavo, kad turėtų šiandieną neužilgo pasirodyti. Tai žodžiu, krausim spalius. Tai dabar papasakosiu biškį smulkiau apie mūsų planą, kaip mes vykdysim visą stogo rekonstrukciją, kaip mes keisim konstrukciją ir ką mes darysim, kad jinai nesusilpnėtų, žodžiu, statybos metu. Tai pirmas dalykas, turim mes tokias kaip dvi stogo dalis. Pirma stogo dalis dabar, kur stoviu aš, yra ta senoji su skiedra, kaip matot. Dabar mes ruošiamės griaut, kaip sakiau, šitą stogo dalį. Čia visą šitą šlaitą mes nugriausim, užsidengsim laikinai su plėvele. Ir tada mums reikia, kaip sakiau, šitą šlaitą panaikinti, kad čia pastatyti sieną ir pakeisti šlaito kampą, nes čia bus tokie du kambariai. Ir kad stogas šitoje vietoje nesusilpnėtų, mes turim pradžiai pasiremti kraigą. Pagal projektą, pagal planą mes turim čia atraminę sieną. Taip pat ir pirmam aukšte turim atraminę sieną. Tai čia mes atstatysim naują švarę sieną, paremsim kraigą. Tokiu būdu, ardant šitą stogo dalį, mums kraigas nepasmuks žemyn. Tada kitas dalykas, mes turim pašalinti šitą gegnę. Šitą gegnę šalinant, kad šitą valminę gegnę nepasmuktų žemyn, mes įsirengsim naują krėslą. Štai ten, kur dabar stovi šita sienelė, čia jinai per silpna ir jos vieta keisis, jinai pasislinks ties apatiniu fekalo vamzdžiu, nes ten fekalo vertikalus vamzdis eis į antrą aukštą ir užsimaitins, žodžiu, santechnika vonios kambaryje. Tai čia atsistatysim naują krėslą, taip paremsim visą šitą stogo šlaitą. Tada mes turim čia sieną, šitoj vietoj. Pasistatysim čia sieną, atremsim visą šitą šlaitą. Tai mums sutvirties visas šitas šlaitas, anas šlaitas. Tada mes turim dar vieną sieną čia. Pasistatysim dalį sienos čia, kad kuo daugiau svorio nuimti nuo viso šito vidinio kampo. Ir kai visą tai pasidarysim, tik tada galėsim pašalinti šitą gegnę ir išpjauti perdangos naują nišą, laiptinės nišą. Pagaliau konteineriukas atalėkė. Tai va dabar vyriukai krauna spalius. Žiūrėk, presuot nereiktų dar konteinerį. Važiav, traktoriuku paspaus. Showtime! Opa, ruletė. Dabar einu susimatuoju, kokių man reikia perimetro ruošinukų. Susipjaustau. Štai medienos krūva viduj. Aklytės. Pjausti su skersavimo staklėm, kad būtų tikslus 90 laipsnių kampai, taip lengviau yra suvesti galus. Stovi lazeriukas, taip pat, kad sienos visur būtų 90 laipsnių kampu. Nežinau, sakiau aš jums ar nesakiau, bet pasikartosiu galbūt. Tai kuom aš tvirtinsiu sienas prie betono, tai medinius bruselius prie betono. Tai sekundėlė. Tai naudoju du produktus, tai naudoju gruntą, purškiamą gruntą ir naudoju štai tokius universalius klijus, kurie tinka realiai bet kam. Galit klijuoti netgi metalą, bent jau tai prašo. Dabar nusišluoju
vietą, prie kurios klijuosiu, purškiu abu paviršius su gruntu, duodu biškį gruntui padžiūti ir tada jau užnešu klijus ir sodinu viską, žodžiu, į savo vietas. Tai štai pasirašiau klijus ir pradedam užnešinėti. Na, o kad jį geriau užfiksuot, atsipjausiu ten gale statramstį ir užremsiu truputį prie perdangos, nes anas galas tai nori kilti viršų, žodžiu, tai įsidėsiu laikinus tokius fiksatorius. Pasisveikink su savo sekėjais. Bet ta nuotaika šiandien Su vyrai. Žilvinu pasisveikink. Bet ta nuotaika vyrai šiandien. Smaginatės. Paskui dar vėją atsodinti nepamirškit. Smaginasi chebrytė. Užuojautą jiems. Tai va dabar, kaip ir sakiau, pasimatuoju, ką reikia. Dar vienas dalykas, noriu pakalbėti apie Facebooko komentatorius. Tai kas mus stebit Facebook'e, turbūt matėt, irgi buvau kėlęs video, žodžiu, apie medienos kokybę, kaip vieną partiją gražinau. Ten daug kas minėjo, kad sandėliuot nemokam, tai ten buvo tokia situacija, dabar galiu biškį plačiau papasakot. Žodžiu, tai atsivežėme mes 5 kubus, štai tokios medienos, pilną paletę. Tai aš iš tos paletės, žodžiu, montavau ventiliuojamą fasadą. Tai mes jau iš karto atidarę paletę matėm, kad ten nėra tų, žodžiu, gražių pagalių, nelabai buvo iš ką dirbti. Tai aš visą laiką tą fasadą darydamas atmetinėjau, sukinėjau tos pagalius, žiūrinėjau ten kaip įmanoma, žaidžiau su jais, bandžiau išpjaustyti, ko aš ten, žodžiu, tik nedariau. Ir sunaudojus maždaug gal kokius ten 2 ar 3 kubus, gal daugiau, gal 3, manau, liko krūvoj visiška, žodžiu, tragedija, ten visiškai susisukė sraigtai. Tai kreipiausi į tiekėjus, tai tiekėjai sutiko pakeisti partiją, viskas ten buvo su jais gerai, šaunuoliai, žodžiu, bet kas keiščiausia, tai komentatoriai. Su komentatoriais buvo ten tokių visokių niuansų įdomių, ten ir kad sandėliuot nemoku, ir kad šudarankis, žodžiu, ir ten blogam šokėjui, žodžiu, kažkas maišo. Tai noriu vieną dalyką paaiškinti, nepaaiškinti, gal patys žinot ar nežinot, tai situacija yra tokia. Taip, mato, dabar irgi turim medieną. Nu, yra tų visokių pasisukusių statramsčių. Visko būna, niekas nenori iš medienos, kad būtų kaip profiliai lygus. Bet jeigu jūs turit medienos 5 kubus ir jūs iš tų 5 kubų turit 50% visiškai prastos medienos, iš kurios neįmanoma padaryti 3 metrų statramščio, nu tai nežinau, aš galiu padaryti, bet kodėl aš turiu gadinti savo laiką, kodėl aš turiu verkti, jeigu aš sumoku pinigus už medieną, tai jin daugmaž ir turi būti kokybiška. Tai
Tai mes galim dirbti su ta kreiva mediena, bet kodėl mes turim gadinti savo laiką, ten išpjaustinėdami, ieškodami kažko, o jo labiau dabar klientai nori maksimalios kokybės. Tai kaip padaryti sienas tiesias, jeigu jūs turit medieną visiškai tragišką, ta prasme, tai tiems komentatoriams noriu pasakyti, jeigu jums tinka ta susisukusi mediena, jeigu jums ten kažkas nemaišo, jūs esate ten stebuklingas meistras, tai jūs dirbkite su ta mediena, nematau jokios problemos. Pjaustykit, darykit, ką jūs norit, tiesinkit. Kažkas sakė, kad iš tokių namą pasistatė ir dabar ten viskas, sienos tiesios, gražios, lygios. Tai tegul statosi tas žmogus tą namą, bet kodėl aš turiu vargti, jeigu aš sumoku pinigus, tai aš tiesiog gražinu tą partiją, jeigu tiekėjai sutinka, tiekėjai tiesiog jie kaip ir irgi yra tarpininkai. Tai jie tą medieną siunčia pirminiams tiekėjams ir iš ten gauna kitą medieną ir tada visi yra patenkinti, visiems viskas yra gerai. Ir mes su tais tiekėjais tada toliau dirbam, nebeieškom kažkokių problemų. O jeigu kyla abejonių dėl pačio prikibimo, ta prasme, ar atlaiko tie klijai, tai tikrai galiu garantuoti atlaiko. Čia jau yra ko gero 20 metų patirtis su tais klijais. Jau mes nuo pat statybų pradžios klijuojam. Tai nėra buvę kažkokių niuansų, jo labiau, kad sienos visada prisiema kažkiek apkrovos ir montuojant statramščius visada eina ant įspraudimo statramščiai. Tai tie klijai atlieka tokią funkciją, kad siena nepaslystų į šoną. Tai jų sienos niekaip nuo tų klijų neišmušit. Svarbiausia yra gerai nusigruntuoti ir su gerais klijais priklijuoti, kad neatšoktų montavimo metu. Tai, o tokiom mažom sienytėm, mažiem kampam, kaip čia, pavyzdžiui, 37 cm jau patartina naudoti tai tokį įnagį. Tada tiksliai jau jums bus 90 laipsnių kampas. Jau tiksliau nieko kaip ir nėra. Tai viskas, pasirašiau pirmą aukšto sienų perimetrą ir palieku stinkt iki rytojaus. Dabar einu darysiu antrą aukšto šitą sieną, krėslą. Na štai, dabartinė mano darbo vieta būtent čia. Tai statysiu čia krėslą, paremsiu stogą su nauja sienelė, nauja gražia siena, žodžiu. Pasidalinsiu su jumis, kaip aš darau tokiems seniems stogam krėslus, kaip sumatuoju ir nuo ko pradeda šios daryti. Tai esmė yra vis tiek geometrija. Mes čia senam stogė daug geometrijos labai nesugaudysim. Bet norint šitą krėslo sienelę pastatyti tiksliai, reikia vis tiek matuoti nuo seno, kaip sakant, nuo senos sienos, ant kurios yra padėtas stogas. Tai matuoju nuo sienojaus, žodžiu, vidinės pusės ir darau lygiai grečiai šitą sienelę. Tada prisitvirtinu apatinį gulekšnį. Tai va, lazeriukas. Tada nusimušiau vertikalią liniją nuo šito apatinio gulekšnio, pasidariau va čia va tokius žymėjimus, dabar įpjausiu vertikaliai ir pagal lazerį, kaip matot, įpjausiu horizontaliai, kad galėčiau prisukti viršutinį gulekšnį. Štai turiu įsimontavęs šitą viršutinį perimetrą. Esmė yra šitų įpjovimų capų vadinamų, kad mes apkrovą perduotumėm sienai vertikaliai, o ne kažkokiu kampu. Žodžiu, tai čia dabar prisims apkrovą šitą vietą ir neturės gegnė nei slydimo, nei sukimosi ir viskas bus taip, kaip priklauso. Susimatuoju žingsnį ir statau statramščius. Tai
netyčia gavosi daryti taip, kad visi statramščiai vienodi. Ir pasirašiau lapuką daryti sąrašą, pjauti kiekvieną skirtingo ilgio. O pasirodo visi vienodi gavosi. Tai pjaunu kiek čia reikia vienetų vienodų statramščių. Sustatau ir su ta senelė bus viskas. Eisiu tada pas vaikinus į kitą pusę. Čia smagumėlis. Kur padėjai ragatkę? Reikia šniūrą prastemti. Varinis? Varinis turėtų būti. Pagal spalvą, ne? Įsivaizduok, kiek metų. Iš variklio jaučiu išlūptą. Arba kaip mes senais laikais, iš ko mes gaudavom Vėlikės ant padango, atsimeni? Ten ant padango, ant dviračio špikių. Ai, jo, tininguodavom špikius. Telefoniniai, ten kabeliai buvo liktais, ne? Ne telefoniniai. Galbūt telefoniniai. Ką, pagaliau šilta. Praeis porą dienų, lemba vėl tie karščiai, nes matau, kad pirmadienį bus šilta. Visą kitą savaitę 26. Tas šautra. Taip. Patraust žgutą. Žgutą dėdavo, atsimenat, nuo išvaistinėlės. Žguta arba darydavo iš padangas šliaukas. Ta darydavo iš šliaukas, ta iš šliaukas darydavo. Kameras irgi ten persikarpai tų Taip, suneriai. vienas su kitos suneriai užtraukė. Jeigu neturėjau, bet žgut geriausiai. Trius. Štai, anų laikų krėslas, matot, koks tvirtinimas, vinis paprasčiausiai prie šono, tai čia jeigu kažkas ir siesta, tai ta vinis tokiu būdu tikrai net laiko. Na, o štai šių laikų krėslas, kaip matot. Tai dabar jau... Kas? Tik buvo naujas grindis švairas. Niek. Tai dabar su malonumu išardysiu tą seną krėsliuką. Opa. Na štai, šita pusė krėslas paruoštas. Dabar persimetu į kitą pusę, darysiu tą pačią situaciją, tik truputį sudėtingesnė siena, nes turi čia tokį pasisukimą. Matot, turim tokią dušo kabiną, čia toks įnešimas. Įsipjojau čia sienoju, kad galėčiau įleisti patinį sienos perimetrą, kad susirištų gerai sieną. Nes esmė yra viską nesilpnint konstrukciją, o tvirtint. Tai aš naudoju tokią strategiją, kad jeigu kažką išpjaunu, būtinai sustiprinu ir sustiprinu dar geriau negu buvo prieš tai. Tai būnu įsitikinęs, kad niekas negrius. Matau, mėgaujasi. Tas lentas dabar žiūrėk, išsitrauk mažiau šiukšlių, kuris, matau, turpėja visas. Nežinau kaip, bet vakar kažkaip prasileidau. Šitą sienelę dariau su lazeriu, bet gal vienu momentu ar lazeris pasisuko, nes čia vakar vyrai griovė. Truputį perdanga judėjo, tai gal lazeris pasisuko. Tai dabar turiu štai tokią situaciją. Nelabai gerai turbūt, ne? Ir kaip tyčia dar vinių prišėriau.
Tai teks dabar išsitraukti keletą vinių ir atstatyti. Galiu pasakyti dar tokį dalyką. Aš turiu dviejų tipų pistoletus, tai turiu 17 laipsnių ir 34 laipsnių vinis. Tai 34 laipsnių vinis dedasi į šitą DeWalt viniakalį, o į pneumatinius dedasi 17 laipsnių. Tai uždusau, ką tik laiptis užlipau. Tai į pneumatinę dedu SV vinis, o į šitą dedu naudoju Robus. Štai tokias vinis. Ir šitų vinių ištraukti neįmanoma. SV vinis, pavyzdžiui, lengvai traukiasi, yra specialus įrankis, toks viniatraukis. Bet šitų vinių su juom ištraukti neįmanoma, nes galva nutrūksta momentaliai ir vinis pasilieka. Tai belieka metalo pjūkliukas. Na, išsilaižiau atrodo. Tai va, moralas toks, kad su vinim geriau neperskubėt, visada spėsim prišaut. Tai va, dabar turim mes akis. Tai va, vakar ką aš čia sukonstravau. Tai sukonstravau čia kresliuką. Matot, tokia čia bus sienelė su palaužimu. Sekantis reikalas. Eisiu konstruoti kresliuką. Į šitą vietą. Čia dabar stovi sienelė. Dar nestovi, stovės sienelė. Tai tokiai sieneliai, kaip matot, čia 2,5 metro sieneliai reikalingi tokie įrankiai. Multifunkcinis viniakalė, šlifavimui bulgarkė su dimantiniu disku, perforatorius, krokodilas, veržliasukis ir diskinis pjūklas. Ir visi šitie reikalingi šitai mažai senytei pastatyti. Labas. Na, kiek galima prasilyginau, tai šveitimo disko neprireikė, nes čia tas prieš tai betonas kaip ir buvo pusė velnio, bet buvo ant viršaus bandyta lyginti kažkoks antras plonas sluoksnis, tai tą ploną sluoksnį nusidaužiau, žodžiu. Ir dabar normaliai mano mintis buvo pasidaryti taip, kad šitas brusas nesisuptų. Tai vat jis dabar nebesisupa, tai guldau papačią ruberoidą, žodžiu, ir ankeruoju. Dar toks šlykštus reikalas yra, tai susimatuoti tą sieną, nes nelabai turiu nuo ko matuoti. Mūras kažkaip nueina į šoną, murlotas padėtas ne pagal mūrą. Tai bandysiu dabar kažkaip nuo murloto nusimti vertikalę ir matuoti iki šitos sienos. Nes daugiau neturiu nuo kur matuoti. Noriu, kad šita siena stovėtų lygiai grečiai stogui. Tai kažkaip einam, pažiūrėsim, kaip vyriukam sekasi. Griovimo asam. Labas, draugai! Labas, draugai! Kokie komentarai? Šviesiau! Matot kokie reikalai pas griovėjus. Dabar tokie reikalai. Pirmą skylutę pradūriau. Tuoj sukalsiu ankerį. Aišku, bus klausiančių, su kuo ankeruoju. Tai ankeruoju tais pačiais varžtais, kaip ir ankeruojam karkasiniam namui apatinę viją. Nieko naujo. Na, sumantavau dar vieną kresliuką. Tai esmė, kodėl norėjau padaryti, kad būtų, sakykime, statramšiai vienodi, ar šita viršutinė vija horizontali. Šitame etape kaip ir nėra labai didelio skirtumo, bet jau kada darysit lubų apdailą,
ar gipsą, ar kažką, jums nebereikės atstatinėti geometrijos. Jūs turėsit šitą šlaito ir sienos susijungimą horizontalų. Jeigu jūs prašausit šitą sienelę, pastatysit kažkaip įstrižai, jūs čia turėsit tada ne horizontalią liniją ir jums reikės jau statant, žodžiu, renkant gipsą, kažkaip čia bandyti ištiesinti. Tai aš šito išvengiau. Na, šitom stygutėm viršutiniam, ten kaip matot, dabar tvirtinu viršui. Turiu biškį rimtesnių varžtų, 840. Toks žvėriukas su plačia galva. Labai gerai prie tos senos gegnės pritraukt naują stygą. Biškį neteisingai. Netep. Tai va, taip prie kiekvienos, žodžiu, gegnės turiu prisisukti po naują stygą, prie kurios tvirtinsiu atraminę sieną, paskui va, prie šitos vietos. Na, jeigu atlaikė 50 metų tokia styga, čia va stygą matot, tai tokia, manau, taip pat atlaikys. Kaip jums atrodo? Žingsnis po žingsnio. Tai dabar, kągi, turiu susimontavęs šitas mažas stygutės. Čia išsikišau iškart ilgesnė, nes čia jau keisis perdangos kryptis, eis šitą kryptim. Ir tada jau aš čia, kai susimatuosiu, prie šito prisivesiu visą šitos stogo dalies perdangą. Čia bus mano toks kaip orientyras ir paskui gražiai viskas į krūvą čia susikabins. Tai žodžiu, nusiemu dabar lazeriuką, statau į liniją, kur turi stovėti siena, matuoju viršutinį gulekšnį, apatinį gulekšnį. Kažkas šūdinį darbą padaryti. Čia su kamščiukais, ruberis, matai kokie. Kiek alaus išgėrė, sakiau aš čia. Pijokai darė stogą. Dėl to leidai. Arba pijokam. Pijokam gali būti irgi. Arba pijokai pijokam. Va, pirmadienį jau griebsim šitą stogo pusę. Būna ir blogiau. Tragedija. Tragedija Lietuvos krepšinis. Nevažiuosim Palangą. Nevažiuosim. Va, turim tokį penktadieninį rezultatą. Bet kaip matot, nuleidom prie statuką. Žemiausia temperatūra 9-14 šilumos. Čia buvo, čia nebėra. Rajonų sulauksime lietaus, trumpų lietų. Dar neužmirškim, kad šiandieną penktadienis. Neįsijauskim per smarkiai. Tai manau, šitam video gal bus ir viskas. Tai padariau tokią šiokią tokią įžangą. Grįžom prie projekto, kurio visi taip ilgai laukėt. Tai jeigu matot, kad turit kažkokių klausimų ar pastebėjimų kažkokių, ar informacijos galbūt kažkokios reikia, visada galit rašyti komentarą. Tai atsakau į visus klausimus, iš tikrųjų susimatom pirmadienį. Pirmadienį bus jau biški rimtesni planai, manau oras bus palankesnis, atidenginėsim didesnę stogo dalį. Tai žodžiu, ką, ačiū, kad buvot, dar kartą ačiū, kad buvot kantrus, ačiū, kad išlaukėt mūsų tokį didelį laiko tarpą. Ir ką, susimatom tada kitam video. Okay, let's go.